Kodėl svarbu tirtis dirvožemį? Dirvožemis yra pagrindinis ūkio, galima sakyti, fabrikas, iš ko gaunamas pagrindinis pelnas ir pažinti jį, saugoti jį yra vienas svarbiausių ūkio darbų. Kokius parametrus galima pamatyti dirvožemio tyrimuose? Tyriant dirvožemį pagrindinė sužinoma agrocheminės savybės, maisto medžiagų kiekiai, fizikinės savybės, ir biologinė situacija dirvožemį. Kas kiek laiko reikia tirtis dirvožemį? Tai vėlgi priklauso nuo iškeltų tikslų, ką norima tai dirvožemio tyrimais atlikti. Tai galima mineralinę azotą pakartoti kiekvieną pavasarį, o šiaip pagrindinės dirvožemio tyrimus atlikti kas 3-4 metus. Kada geriausia imtis dirvožemio tyrimus? Ar pavasarį, ar rudenį? Tai yra pagrindiniai 2 sezonai, tai yra pavasaris, kol laukai dar nėra patręšti, ir žinoma po derliaus nuėmimo. Svarbu, kad laukai nebūtų tręšti. Šį sezoną konsultavimo tarnyba paleido naujieną sveikatingumo paketą. Dirvožemio sveikatingumo paketas pirmiausia leidžia geriau pažinti savo laukų dirvožemį, išsiaiškinti jo fizikinės, cheminės, biologinės savybės. Noriu užsisakyti dirvožemio tyrimus, kur turiu kreiptis? Paprastai konsultavimo biurai yra visoje Lietuvoje. Tai kreipkitės į artimiausią savo rajono konsultavimo biurą arba sveikasdirvožemis.lt užpildę formą.